Labą dieną, gerbim Telšiškiai, savivaldybės tarybos narys Bacevičius su jumis. Turiu keletą pranešimų, trumpų. Savivaldybės taryba pastoviai priima įvairius sprendimus pagalbai gyventojams. Taryba tam ir yra savivaldybė, kad padėti gyventojams, dažnai tik jie padeda gyventojams tiems, kurie yra jų bendrapartiečiai ir draugai. Bet įstatymas yra visiems vienodas tvarka ir yra numatyti visiems gyventojams. Tik dalis gyventojų, didelė dalis nežino apie tuos sprendimus ir saviškių tarpe jie pasidalina informaciją ir pasinaudoja. Didelis dalis gyventojų, nesidomi, nėra čia ne visi laikraščiai, tu ne viską perskaitysi. Ir savivaldybės puslapį ten nesusigaudysi, o daugiau nieks informacijos neteikia. O aš jums pateiksiu naudingą informaciją savivaldybės gyventojams, Telšių rajonų verslininkams, smulkiems verslininkams labiausiai palaikau. Aš smulkius verslininkus, stambių verslininkų nereikia palaikyti. Jie taip gerai laikosi. Tai savivaldybė yra vykdo visokias programas ir skiriamas didžiulis lėšos pagalbai. Pagalba pasinaudoja dažniausiai turtuoliai, bet aš jums padėsiu, informuosiu ir jūs pasinaudosit tą paramą. Pavyzdžiui, savivaldybė, neužmirškit, gerbiami kolegos, kurie gyvena kaime, aš gyvenu kaime, tvoras dabar iki gegužės mėnesio reikia pridėti dokumentus, kurie norit gauti kompensaciją tvorom. Vadinamoji ta programa vadinasi nuo laukinių gyvulių, apsitverti teritoriją galima. Ir bus kompensuos gal priklausė nuo norinčių skaičiaus, gal pusė kompensuos, gal kiek, bet tvoras apsitversi, tai gausi kompensaciją. Ten yra kompensacija didelė, ten gali neklysti iki 10 000 yra, tai jeigu už 10 000 tvorą pasidarys, gausi kompensaciją 5 000, tarkim, jeigu bus 5%, tai jau dovana. Tai apsitverkite tas tvoras, kurie gyvena prie miško, kad ne gyvuliai neitų. Ir kad nepabėgtų gyvuliai. Tai neužmirškite dėl tų tvorų. Dėl tų tvorų kreipkitės, jeigu reikia informacijos, savivaldybė, tos panas, kur sėdi, pas mus mergaitės padės. Toliau valymo renginiai yra kompensuojami valymo renginių, įrengimas kieme. Tie, kurie neturit valymo renginių, kaime ar mieste, čia pas mus irgi tokių. Siūlyčiau iš tikrųjų įsigyti valymo renginį, aš pas kaime turiu, iš karto pasistačiau valymo renginį, tai yra labai patogu ir gerai, ir ekologiškai, ir teisėtai viskas yra, pasistato tai valymo renginį ir reikia gyventi civilizuotai. Ir savivaldybė kompensuoja, ten valymo renginis kainuoja, ten gal, nedidelis, ten gal kaip 1000 kainuoja, 1000 kompensuos savivaldybė. Tai už jau yra pagalba. Valymo renginį reikia pastatyti, viskas legaliai, viskas reikia gyventi gražiai. Neužmirškite dėl valymo renginių kreipkitės, kol yra ta programa. Paskui gali nebūti tos programos ir niekas nekompensuos. Anksčiau nekompensuodavo Telšiai. Tai čia mes kažkaip tai įvedėm tą tvarką, nors kiti rajonai anksčiau kompensuodavo. Tai valymo renginių būtinai kreipkitės. Paskui čia dovanas į savivaldybės. Dabar yra, dar tokie yra smulkaus vidutinio verslo ir kaimo plėtros programa yra tokia. Ten yra tų pinigų, kiekvienais metais ir dalymas dovanas verslininkams, pagalba, gauna dovanų. Bet ne visi pasinaudoja yra tie išrinktieji, pateptieji pasinaudoja, bet aš siūlyčiau pasinaudoti. Visi Telšių rajonų verslininkai, ypač kviečiu smulkius paprastus žmonės, pasinaudokit. Yra savivaldybės valdiški pinigai, tai yra jūsų surinkti pinigai iš mokesčių sunešti. Jie paskui tampa valdiškais, kaip nusėda čia savivaldybėje. Ir jie yra dalinami tie pinigai pagal nustatytą tvarką. Yra smulkaus vidutinio verslo programa ir tai pagal tą programą. Tiesiog reikia, aš keletą punktų paminėsiu, jūs kreipkitės visi verslininkai, patentininkai, tas mažas įmonės, kurie turite apsiforminę, jūs galite kreipkitės dėl kompensaciją, dėl palūkanų, iki 100% palūkanų, bet nedaugiau kaip 2000 eurų per 1 metus. Tai palūkanas, jeigu turite kažkokį tai paskolą, kreditą, leasingą, finansinę paramą, išperkamą nuomą. Tai ir jeigu 2000 eurų, tai pinigai, žiūrint, kiek pasiskolinė, jeigu 1 milijonų gal nėra tai didelė suma, bet yra, gausit porą tūkstančių eurų
dovanų. Ateikit savivaldybę, pasteiraukit, kad turite tą paskolą kažkokią ir tos mergaitės padės jums apiforminti tos vis dokumentus, atsinešit kokie reikalavimai. Reklaminiams leidiniams, skrajutėms, lankstinukams, stendams, iškabams, reklaminių plotų nuomai. Vis tiek, jeigu reklamuojatės, reklamą, gamybą tos reklamos, visas popierius susirinksit ir atnešit savivaldybė jums kompensuos iki 100%, nedaugiau 400 eurų. 400 eurų gausit dovanų, nes už 400 eurų gali prisigaminti tų skrajučių, lankstinukų, iškabų pasidaryti. Internetinė svetainė kompensuos iki 1000 eurų. Jeigu turite svetainį, kas nors samdėt žmonės, kurie padėjo jums. Parodų, renginių, konferencijų, seminarų. Jeigu važiuojate į seminarus, susirinkite tas popierius visus išlaidas ir iki 1000 eurų gausit dovanų. Verslo planui investicijų projektų paraiškų, skirti finansinį paramą parengimo. Irgi iki nedaugiau 1000 eurų. Tai dovana. Kvalifikacijos kėlimą kompensuojame irgi nedaugiau kaip 500. Seminarą važiuoju, galite seminarą važiuoti, prašau, iki 50%, nedaugiau 500. Seminarą važiuosit, jau, prašau, pigiai. Ar ten galbūt nuotoliniai seminarai, galbūt, prašau, tai kvalifikacijos kėlims yra. Įmonės registravimo išlaidos irgi kompensuoja ten 150 eurų. Tai vis tiek tie pinigai, 150 gali panaudoti kitur. Tai ir kas turi kreiptis, gali, reiškia, juridinio asmens registravimo pažymėjimus, patvirtinti kopiją, verslo liudijimą patvirtinti kopiją, individualios veiklos pažymos kopiją ar ūkininkų pažymėjimą reikia turėti. Tie žmonės, kurie turi, tie gali kreiptis. Nekilnojamą turtą, žemės ūkį ir kitos paties sklypų nuomos išlaidos. Prašau, jūs nuomojat kažkokią nuomą, nuomojatės, ateikit, kompensuos nedaugiau kaip 1500 per metus, tai 1500. Ir šis tas, įsinuomojate parduotuvės ar biurus, ar ką jūs ten turite, garažus, įsinuomojate, visi įmonės bar visi turite. Tai ir viskas, ateikit į savivaldybę. Yra nauja priemonė, įrangos ar darbo priemonė įsigijimo, išskyrus nekilnojamą turto objektus, išlaidas iš dalies kompensuojamas iki 50%, nedaugiau kaip 2000 eurų vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Įsivaizduojat, tai yra darbo įranga ir darbo priemonės, darbo procesas naudojimas mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ir kiti reikiniai bei programinė įranga, kuri tiesiog susijusi su pareiškėjų vykdoma veikla ir kuri vienintų komplektuojama kaina ne mažesnė nei 500 eurų be PVM. O prašau, ne mažesnė negu 500 ir iki 2000. Nusipirkot kažkokį tai įrankiai ar įrangą ar kas, ateikit, parodysite vis dokumentus, pateiksit, jums grąžins sus pinigus. Praktiškai dabar aš informuoju visus, pasiteiraukit, eikit į parduotuvę, pirkit viską. Pirkit, neškit į savivaldybę, nepalikim tiems, dabar siauras ratas žmonių žino tą viską. Nes jie patys kreipiasi, jie patys koregavo čia iš dangaus nenukrito kažkam suinteresuoti, jie galvoja, čia keli pasinaudos tą programą. Visi naudokitės, tai yra šių rajonų gyventojai, ateikit į savivaldybę, teiraukitės, kad yra ir mergaitės padės. Jeigu nepadės, bet tu turite atitikti reikalavimus. Atitiks reikalavimus, jeigu kas, skambinat tarybos nariui Algirdui Bacevičiui. Jeigu kas nors jums ir neaišku, aš aišku kažkiek tai galiu padėti, bet labiausiai tai sklaida. Tai gerbimi telšių gyventojai, neužmirškit. Valėme renginius kaime statykit valėme renginius, patys pastatysit, aš pats pastačiau. Labai nesunku, pastatysit, viskas, valėme renginiai. Gali iš jų išbėgti į kanalą, gali bėgti ir į ežerą, ir į upę, bet kur. Išvalėme renginių, gali bėgti turinys lauk bet kur, legalu. O taip laukų tualetai, užmirškim tos laukų tualetus, gėda tais tualetais, tuo labiau, kad dabar kompensuoja. Pasidarykit ten amžinas tas renginys. Ir tvoros neužmirškit, tvoros, 10 000 pasistatot, už pusę gausit kompensaciją. Pusvelčiui tvorą, tai jau gali gražią tvorą ir segmentinį pastatyti tvorą. Ir tu šitai visokių prisipirki dabar įrankio po 500 plus PVM, tai gauni 600. Ir malonu dirbs, nuėjus įrankas, dirbkit dabar visokių įrankių, visokių akumuliatorinių galim prisipirkti ir kompletų. Tokia informacija naudinga visiems rajonų gyventojams ir pagal galimybės informuosiu visą, ateikit savivaldybę ir nepalikim pinigų tai grupelį žmonių, kurie čia žino tą informaciją. Dabar žino visi telšių rajonų gyventojai. Ir galite skambinti man, jeigu kas, aš mielai pasidalinsiu turimą informaciją. Ačiū dėmesį, visą gerą.